Sveiki gyvi, gerbėmiai sodininkai, daržininkai, gamtininkai. Ir šiandien vėl aš čia. Taigi, jau kadangi ruošimės mes namo, tai tiesiog prabėgsiu tai, ką norėjau įsiamžinti, ką padarėm ir parodysiu jums tokį dalyką, kur, tiesiog bus įdomu pastebėti, tas dalykas pasiteisino ar nepasiteisino. Tai va, tai žodžiu, šitaip dabar mes čia keliausim. Čia kaip jovim žolę. Šiandien daug mulčio sunaudojom, pamatysit, kur išpylėm. Jeigu kas klausia, tai sakau, mulčiuojam ir mulčiuojam. Dabar vat, turim šviežią žolę, tai mulčiuojam su šviežią žolę, ant pernykščių šiaudų dedam, bus gerai. Taip, riešutėlis spalvotas, gražuolis. Beržinėlis mūsų, irgi čia va, mūsų grožis, šitagi obelaitė rojaus. Ajai, gražuolė. Gerai, keliaujam toliau, kad greičiau viskas gautųsi. Dar va, ąžuolėlis laukuose. Nagi va, gyvybės ženklus pradėjo rodyti. Lapeliukai. Va, jau pradėjo leistis. Šaunuolis ąžuolas. Einam toliau. Šilaugės. Kas matėt šilaugės, tai žinot, kaip atrodo. Kas nematėt, galiu va biškį parodyti. Va, kaip gražiai žydi. Jau bus uogyčių. Na ir čia va rodau, kad į durpės sodinam, taip, rūkščią. Durpė mėgsta tokį va, kas pusį metro atstumu. Taip, maždaug galima metrą ilgiau. Ir pusį metro duobė pločio, kad ten durpė. Sausmedžių giraitė, va braškės. Braškės užmulčiuotos ir dar va, kas klausia, kas tinka prie braškių, tai mes tai naudojam štai tokius va dalykus kaip česnakas. Česnakas, va, praktiškai prie kiekvieno krūmelio, matot ir česnakų, todėl kad, kažkaip apsaugo, sako. Tai galite ir jūs pabandyti, kas dar nežinojo šitų dalykų. Va, šiandieninis darbas, matot, kaip užmulčiuota viskas su šviežia žolė, užmulčiuota ir čia pasodinam, šičia pasodins jau cukinijus. Čia viena, ten kita ir ten trečia ir čia paleisim, kad į tą pievą jos ten gali savo keliauti ir labai įsiplečia, tai priaugina tiek, kad paskui neina suvalgyti mums visiems. Beje, būčiau pamiršęs. Vagi, pasodinom čia tuos moliūgus. Šitie kvapniai, dekoratyviniai kažkokie kvapniai ir ten tas didysis. Toksai užaugs ir čia tegals ten eina. Va, bus smagumėlis. Ir dabar va tas dalykas, ką aš sakiau, kad su jumis pasidalinsiu. Tai, ką čia mes padarėm ir pažiūrėsim, ar pasiteisino ar ne, jau kai apie gurkus. Šiandien vakar ir šiandien buvo gera diena tiems agurkams ir va, padariau tokią, matot, tvorelę tokį padariau. Kad jiem liptų. Nesgi vieni paleidžia kad gulėtų jie, mes sodės augindavom tai bačkoj ir jie krisdavo taip, žodžiu, o šiemet pabandėm tiesiog va, tokį tvorą. Ir kad jie liptų ir va iš viršaus padarėm taip, kad vienas čia, kits ten, vienas čia, kits ten, vienas čia, kits ten. Ir taip įstrižai, lysvelė, tokie. Ir pažiūrėsim, kaip jie čia lips ar nelips, ar jiems patiks ta tvora ar nepatiks. O čia vėl braškės. Ir čia tie daržai. Ir ant greitųjų dar mes šuliuosim į mūsų bulvienojų. Žirniukėliai lenda čia. Jau žinot, kad čia žirniukų vyslė. Ir va bulvės. Bulvės irgi biškiau šviežiai apmulčiavom. Ir jau žolės sakiau daug. Ar va bulvytis smagiai kaip lenda. Va bulvytė. Va šaunuolį bulvytė. Turėsim. Na ir ten toliau. Jau matot. Išlindo čia ankstyvųjų va. Steliai. Ir ten toliau. Mūsų bulvių laukas toksai. Tai vat, tiek čia aš ir norėjau tik tai parodyti, kad man įdomu buvo su tais agurkais, kokiu jūs turėsit nuomonę, kaip jūs juos darot, kaip geriausiai, o aš tada šiandien baigiu ir avietinas mūsų
ir čia mes ir pabaigsim. Tada ties tom avietėm ir braškėm. Tai ir jums tada geros dienos pasaulėtos, atsisveikinu, gero vakaro ir iki sekančių susitikimų.